ryte šviečia saulė, tai nusprendžiau biškį išlėkti gamtą ir patikrinti maršrutą. Na, maršrutas kaip ir naujas, bet nėra visai toks naujas. Kažkaip tai buvau aš jį padaręs gal prieš kokius 5 metus. Įmonė buvo užsakius renginį, bet kaip dažnai atsitinka, atsisakė. Tai bet toks pusiau padarytas maršrutas ir liko. Tai dabar aš jį šiandien pravažiuosiu dar kartą, viską sužiūrėsiu ir bus galima paganyti visureigius jau šeštadienį. O dabar einu pažiūrėti prie kažkokio ypatingo ąžuolo. Nu, čia tam Gojaus miške ąžuolų aišku daug, bet vat didįjį Gojaus ąžuolą jau matau išsiskiria vis tiek jisai iš kitų pristatyta liaudies meistrų skulptūrų. Nu jo, sveikas toks ąžuoliukas. Trimonės išgarsino ne vien tas toks ypatingas ir unikalus fontanas, kuris dabar tuščias, bet ir žydiškas paveldas. Jeigu taip atkreipdėmėsi, praktiškai beveik visi namai čia stovi galu į gatvę ir visiškai šalia gatvės. Tai rodo, kad čia buvo žydų namai. Va priekyje ten tas fontanas. O va čia centrinė aikštė išlikusi beveik nepakitus. Ypač kur mūriniai namai, tai ir jie liko tokie, kokie buvo. Šlapdriba ir lietus. Naktį daug kur, o dieną vietomis lijundra, plikledis. Vėjas pietvakarių, vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15–20 metrų per sekundę.